Didžiąją E nosinę pradedame rašyti nuo vidurinės linijos ir kylame aukštyn. Labai svarbu liniją tik paliesti, bet jos neperžengti. Palietę viršutinę eilutę darome kilputę. Po truputį leidžiamės žemyn ir šiek tiek užsirietę sustojame ant vidurinės linijos. Tada truputėlį grįžtame atgal ir iškart darome lanką leisdamiesi žemyn. Paliečiame apatinę eilutę jos neperžengdami, brėžiame lanką aukštyn ir sustojame. Neatkėlę rankos nuo popieriaus, užkabiname nosinę ir tik dabar atitraukiame ranką. Tai yra rašytinė didžioji E nosinė. Dabar pasimokysime rašyti mažąją E nosinę. Mažąją E pradedame rašyti identiškai kaip didžiąją E nosinę, tik tai darome nuo apatinės linijos. Dabar kylame aukštyn, kol paliečiame vidurinę liniją. Vėlgi, svarbu ją tik paliesti, bet neperžengti. Padarome kilputę ir po truputį leidžiamės žemyn, kol pasiekiame apatinę eilutę. Ją palietę kylame aukštyn ir padarome kilputę. Neatkėlę rankos nuo kilputės, užkabiname nosinę ir tik dabar atitraukiame ranką nuo popieriaus. Tai yra rašytinė mažoji E nosinė. Kad geriau išmoktumėte parašyti didžiąją ir mažąją E nosinę, reikia praktikuotis. Pabandykite visą pirmą eilutę užpildyti tik didžiosiomis E nosinėmis, o žemiau esančią tik mažosiomis E nosinėmis. Taip kartokite, kol išpildysite visas puslapyje esančias eilutes.